Sveiki visi, turime tradicinį ketvirtadienį, 4 val. Popiet, rugpjūčio 21 diena. Na ir vasara eina į pabaigą, 265 apžvalga iš eilės. Apžvalgą vedu aš, Marius Dubnikovas, Compensa Life verslo plėtros vadovas. Kalbėsime apie tai, kas įvyko šią savaitę. Tai ši savaitė, nepaisant to, kad buvo daug lūkesčių dėl penktadienio susitikimo tarp Donaldo Trumpo ir Zelenskio. Vis daugiau atsiranda nusivylimų, kad kažkokių rezultatų nepavyksta ir potencialiai turbūt gali būti, kad nepavyks pasiekti būtent šioje sesijoje. Na, dabar visi vėl pradeda laukti Zelenskio ir Putino susitikimo, galbūt tarpininkaujant Trumpui, bet viltys labai labai yra mažos. Nepaisant to, finansų rinkos atrodo stabiliai, rizikos arba baimės indeksas Viksas yra 15 punktų lygyje, tai jeigu pasižiūrėtume paskutinius 5 metus, tai yra vienas žemesnių lygių per ganėtinai ilgą laikotarpį. Tai eliminavus tą piką, kuris buvo pasiektas Trumpui pradėjus švaistytis muitais kovo mėnesį, šie metai iš tiesų atrodo pakankamai ramus, nepaisant visų geopolitinių įtampų, kokias tik tai galime įsivaizduoti. Ir tai be abejo atsiliepia finansų rinkoms. Finansų rinkos yra arba rekordinėse aukštumose, arba arti jų. Ir finansų rinkose tas ramumas išlieka pakankamai stiprus. Dabar, kas liečia politiką, tai politikoje pažiūrėjau tiesiog antraštės, kokias mes turime šiandien. Tai iš tiesų prasideda Izraelio prieš Gazos ruožo operacija, kas kelia daug aistrų tiek tarp Izraelio partnerių, Junktinių Amerikos valstijų, tiek arabų pasaulis ir visi kiti su įtampa žiūri, kas čia bus. Finansų rinkoms tai neturi įtakos, nes tai neišsiplečia geografiškai į konfliktą, tai nieko naujo, kitaip sakant, kaip jisai buvo 50 metų, taip ir dabar, ta fazė jinai karštesnė yra, bet kitos šalys į tai bent jau tiesiogiai nesikiša. Ypatingai po to, kai buvo, sakykime, reikšmingai patrauktas Iranas iš arenos, kai buvo suduoti rimtiems smūgiai. Na ir kaip minėjau, dėrybos dėl Ukrainos, jos įvairiais flangais vyksta, bet daug vilčių nesuteikiama, nes vis tik tai paprastai kariniai konfliktai yra sprendžiami taip, kad yra pasakoma, kad yra paliaubos, nutraukiama ugnis, tada sėdima dėrėtis. Dabar matome, kad patrankos aidi, dronai skrenda, žmonės žūsta. Na ir tarsi bandoma imituoti dėrybas, kurios vargu bau ar turi kažkokį tai labai realų šansą, kad galės išjudėti. Na ir be abejo Rusijos reikalavimai. Reikalavimai daug platesni negu dabartinė užkariauta arba okupuota teritorija. Ir čia tai irgi audrina vaizduotę, kaip tos dėrybos gali toliau judėti. Na ir kas dar įdomu, tai vyksta toks jau finansinis skandalas, sakyčiau, kai viena iš Fedo arba JAV centrinio banko vadovių yra kaltinama sukčiavimo nekilnojamo turto srityje. Trumpas jau viešai reikalauja jos atsistatydinimo. Aišku, interesas labai paprastas, tada jis galės skirti vieną iš centrinio banko vadovų jau savo kadencijoje. Be abejo, laukia ir kitų metų vasario mėnesio, kai Centrinio banko pagrindinio vadovo Pavelo kadencija baigsis ir reikės skirti naują vadovą. Trumpas, kaip žinia, spaudžia Centrinį banką, kad neturėtų būti, nes tai yra valdžių atskirimas. Spaudžia Centrinio banko vadovą, kad kaip įmanoma greičiau mažinti palūkanas. Centrinio banko dalyviai per petį žiūri į infliaciją ir į darbo rinką, kur yra įkaitimas tiek darbo rinkoje, tiek infliacijoje. Nelabai nori mažinti palūkanų. Na, matysime. Trumpas visais siekiais bando turėti didesnį įtaką Centriniam bankui ir mažinti palūkanas, taip, ko gero, prisidėti prie populistinių veiksmų, kad stiprinti savo poziciją ir tarp savo rinkėjų. Tai matome tokią, jeigu taip iš šalies pažiūrė, atrodo mėsmalė pasaulyje, kur karai, intrigos, panašus dalykai, dar ir uraganas artėja prie Junktinių Amerikos valstijų, Erin vardu, bet iš tikrųjų finansų rinkose yra didžiulė ramuma. Tai
Nedažnai taip yra tokie sutapimai, kad visiškai skirtingas takoskyros, bet tai pasitaiko. Dabar, kas yra įdomu, tai jau turime rugpjūčio mėnesį 90 procentų įmonių iš Junktinių Amerikos valstijų S&P 500 paskelbė savo antro ketvirčio veiklos rezultatus. Akcijos brangsta, kaista iš tiesų. Tas šiek tiek neramina, nes vidutinis tas PE rodiklis arba pelno vienai price to earnings, tai yra kaina, kurią mokame už uždirbamą pelną, tai šiuo metu pasiekta 22 metiniai pelnai. 22 tas rodiklis, jeigu tiksliai 22,1. Ir tai yra gerokai aukščiau negu 10 ir 5 metų vidurkiai. Tai 5 metų vidurkis yra beveik 20, 19,8. 10 metų šiek tiek žemesnis, 18,5. Bet kokiu atveju mes matome, kad perėjome tikrai visiškai kitą realybę. Dėl ko? Dėl to, kad 20 metinių pelnų anksčiau teorijoje visą laiką buvo įsakoma, kad tai jau yra įkaitusi arba perkaitusi rinka. Dabar mes matome 50 metų vidurkius labai artimus, na, o esama situacija 22 ir pavojaus varpais niekas neskambina. Tai priežastis dėl to, kad ilgą laiką buvo žemos palūkanos, jos išlieka žemos pakankamai. Na, išskyrus galbūt Junktinės Amerikos valstijas, kur sukamės apie 5 procentus, bet tai irgi nėra kažkokia tragedija. Na ir tie 20 metinių pelnų rodo, kad rinka labai tikisi, kad pelnai ateityje dar labiau auks ir spartės. Na ir čia tie lūkesčiai paskui galiausiai dažnai išsiverčia į tam tikrus rinkos korekcijas. Tai jau šią savaitę buvo pradėta kalbėti, kad galbūt turime burbulą dirbtinio intelekto srityje. Apie tai kalbėjom turbūt dar prieš metus gerus, kad šitoje srityje tikrai mes matysime burbulą ir tikrai bus burbulas, nes kai kiekviena nauja technologija visą laiką susiduria su tokiam situacijom, kai burbulai išsipučia ir vėliau sproksta, tai be abejo tie 22 metiniai pelnai yra pagrindė sukasi apie technologinės kompanijas. Ir būtent technologinės kompanijos dažniausiai ir lemia, kur juda rinka. Tai tos klasikinės kompanijos nėra tokios agresyvios, tokiais lūkesčiais ir panašiai. Kas dar? Iš paskelbtų rezultatų teigiamai pagal pelnus nustebino vartojimo sektorius, tai yra iš tiesų žmonės yra nusiteikę vartoti tiek ilgalaikės prekes, tiek trumpalaikės prekes. Finansų sektorius 10 procentų geresnius pelnus paskelbė negu buvo tikėtasi. Sveikatos apsauga, na, yra bendras S&P 500, tas pozityvus nustebimas, kaip sakoma, positive surprise, procentaliai sudarė 8,4 procentų. Na ir informacinės technologijos šiek tiek žemiau vidurkio, bet lūkesčiai, kaip minėjau, nes informacinės technologijos yra milžiniški. Kas liečia pajamas, pozityviai pasirodė infrastruktūra, IT pajamas didino beveik 4 procentais, vėlgi vartojimas, sveikatos apsauga, energetika, na, ir bendras S&P už 2 procentais. 2 procentai padidėjimas pajamų arba positive surprise yra tam tikras irgi alarmėlis, nes lyginant su pirmu ketvirčiu, jei čia yra lyginant su praėjusiu antru ketvirčiu, su pirmu ketvirčiu, matome susitraukęs į situaciją, tai Trumpo tarifai pradeda daužyti kompanijų rezultatus. Na ir matysime, koks bus trečias ketvirtis, bet tam tikrų alarmų, kaip sakau, yra akcijos, yra brangios. Pajamos nebeauga taip sparčiai, kaip norėtųsi. Lūkesčiai yra labai dideli. Kas yra iš geriausių kompanijų, top 10, kurios tokius geriausius rezultatus skelbia, tai kas liečia pelnus, tai Coinbase, Stanley, Electronic Arts, Take-Two, elektroninių žaidimų ir daugiau tokių žinomų kompanijų, Hasbro turbūt galima paminėti. Tai va čia top 10, kurie skelbia geriausius rezultatus arba geriausiai nustebino, sakyčiau, savo akcininkus geresniais negu tikėtas rezultatais. Tradiciškai S&P 500 pabandė rekordus, pajudėti link 6,5 tūkstančio punktų. Šiuo metu sukasi apie 6400 punktų. Panašu, kad ties šia riba formuojasi tam tikra palaikymo pasipriešinimo lygis. 6,4-6,5 tūkstančio punktų. Matysime, kaip bus. Labai vyrauja tokios
besikeičiančios nuotaikos, kaip minėjau, kas liečia dirbtinį intelektą. Ir tai praktiškai stumdo indeksą aukštyn ir žemyn, bet kokiu atveju noras judėti aukštyn ir lūkesčiai yra labai labai dideli, labai užauginti lūkesčiai. Tai iš vienos pusės yra gerai, iš kitos pusės lūkesčiai nėra faktas. Tai faktas, rezultatai sako šiek tiek ką kitą. Kas liečia Europą, tai Europa šuoliuoja žvėriškais tempais toliau. Eurostock 600 indeksas 600 svarbiausių Europos kompanijų yra rekordinėse aukštumose. Vakar buvo fiksuotas naujas rekordas. Na, per paskutinius 5 metus yra 200 punktų padidėjimas. Tai apie, apie 50% tik tai paaugo. Bet šie metai yra iš ties įspūdingi. Augimas yra stipriausias turbūt iš visų regionų, kokius galime įsivaizduoti. Europa po ilgos pertraukos pradeda rodyti savo nasrus. Dolerio kursas stabilizavosi ties 1,16–1,17 dolerio centų už eurą. Tai kažkokių čia pokyčių didelių nebuvo. Brent nafta šiek tiek bandė žemumas fiksuoti, judėti link $65 už barelį, tačiau šiandien dienai turim 67. Pagrindinė priežastis vėlgi dėrybos su Rusija, žiūrėjimas, kas čia bus, kaip čia bus su ta nafta. Kartais atrodo, kad naiviai yra tikimasi, kad 1-2 bus sudėrėta ir vėl nafta iš Rusijos plauks, su Rusija bus prekiaujama tą pačią akimirką ir vos ne sekančią savaitę viskas čia baigsis kaip dūmas išgaruos ir nieko nebus. Tai skaitant apžvalgas kartais atrodo man tai per daug naivu. Nes reikia suprasti, kad ir sankcijų nuėmimai ir susitarimai, tai čia dar labai labai tolimas reikalas, kai tuo labiau nėra net paliaubų pasirašyta. Bet tai judina naftą, kažkiek tai judina galbūt ir tas Gazos karas, toliau po Izraelio atakos padidėjimas, suaktyvėjimas, kas be abejo vėlgi Arabų pusiasalį audrina. Tai, bet kokia atveju kaina yra labai žema, žiūrint į metų perspektyvą, tai yra apačioje, prie arti žemesnių taškų. Dujos šiek tiek taip pat, kur bandė matuotis žemiausią tašką, idėjo link 32 eurų už megavatą, dabar 32. Šiandien dienai Europa 78% yra užpildžiusi dujų saugyklų, prancūzai jau ten viršė 80%, italai taip pat užsipylė, vokiečiai vieninteliai velkasi paskui, 67% užpildymas dujų, tai bet kokia atveju Europa yra pasiruošusi, išskyrus vokiečius žiemai, bet dar turime porą mėnesių, manau, kad šioje vietoje matysime užpildymą ganėtinai rimtai. Tai bendrai Europa yra beveik pasiruošusi. Praeitais metais be abejo buvo 90% užpildymas jau šio laiko momentu. Bet reikia nepamiršti, kad šie metai šiek tiek sunkesni, nėra rusiškų dujų per Ukrainą. Na ir taip įdomu buvo visų vairių, tai buvo bandoma nekeliant kainos, neskubant užsipildyti. Na, mes matome, tai ko gero ir pavyko, nes šiais metais praktiškai, galima sakyti, beveik nebuvo viršytas 40 eurų už megavatą lygis. Vario kaina stabili, pokyčių praktiškai nėra, po to, kai atpigo, kai nuimti muitai buvo. Auksas išlieka stabilus, spaudžiasi į trikampėlį, labai gražiai įdomu, į kurią pusę išjudės. Na ir mūsų rezultatai, tai žemos rizikos fondai gražus rezultatai, 4–5% žemoje rizikoje, kas yra daugiau negu ilgamečiai vidurkiai. Vidutinės rizikos fondai grįžta prie pelningo laikotarpio, praktiškai visi 3 iš 4 jau įlipo į teigiamą pusę. Na ir rizikingiausi fondai, čia mes matome ypatingai puikius rezultatus, kas liečia Europą, 30–40% grąža. JAF yra pelningas, Japonai 20%, kas visiškai nebūdinga, ir besivystantis pasaulis 12, sukasi apie 12%. Tai tiek iš manęs, sekantį susitikimą turėsime rugpjūčio 28 dieną, 16 val. Tradiciškai 266 kartas iš eilės bus, kai mes apžvelgime tai, kas vyko finansų rinkose. Ačiū visiems ir iki greito pasimatymo.